Labas visiems, kodėl jie taip daro. Sveikas gyvas Laurinai. Sveikas Gintai. Aš pradžioje turiu labai tokią nedidelę įžangą. Mes turim 10 jubiliejinį epizodą. 10 jubiliejinis, man atrodo, yra labai gražus skaičius, 10 yra gerai visai. Aš gal tada pasakysiu tą progą, kad man žinok, šitie 10 epizodų neprailgo. Aš nusiteikęs padaryti daugiau. Labai gerai. Aš tikiuosi, kad mūsų klausytojams, mūsų žiūrovams irgi neprailgo ir šitoje vietoj aš noriu, kad tai nenuskambėtų kaip paprašaikos kalba, bet tiesiog mes gyvenam tokiam pasaulyje, mes žaidžiam tokiam taisyklėm, aš kalbu apie, pavyzdžiui, YouTube platformą, manau, kad Spotify yra taip pat nesu įsigilinęs, bet jeigu jūs pažiūrėję epizodą, galvojat, kad kažką iš jo išsinešat, o mes stengiamės padaryti, kad jūs išsineštumėt, tai jūsų paspaustas patinka, jūsų komentaras arba jūsų pasidalinimas labai patinka šitų platformų algoritmams ir dėl to mes to prašom ir kad kuo daugiau žmonių mūsų pamatytų, man atrodo, visiems bus į naudą ir į sveikatą vieną arba kitą prasme. Ir 10 jubiliejinis epizodas, jį būtų galima pristatinėti taip, mes tiesą pasakius šitą temą aptarinėjom ne kartą, bet mes vis atidėliojom ir pagaliau atėjo laikas 10 epizode ilgai atidėliojus pakalbėti apie atidėliojimą arba kitaip. Man labai nepatinka tas žodis, bet mes jį šiandien naudosim. Aš gal naudosiu atidėliojimą, bet jis dar yra prokrastinacija. Taip. Tai toks tas mokslinis, techninis terminas. Aš žinok irgi tikriausiai dėl to, kad įtarti nepatogu, aš dažnai naudoju žodį irgi atidėliojimas, bet prokrastinacija toks. Manau, kad daugelis mūsų laidos žiūrovų, klausytojų žino šį žodį, šį terminą ir pačią būseną esu įsitikinęs, kad žino. Aš ties pasakius, kai pirmą kartą išgirdau šitą žodį, aš nepasakysiu prieš kiek tai buvo metų, bet tai nebuvo prieš 20, tai buvo pakankamai neseniai. Ja. Aš net, nes čia buvo prieš kokius, nežinau, gal 5 metus labai ant bangos šitas žodis ir labai ant bangos šitą temą kažkaip. Ir aš net pagalvojau, kas čia per daiktą, žinai, ta prokrastinacija, tada išsiaiškinau. Ir tada aš prisimenu, kai išsiaiškinau, aš pagalvojau, kad prieš kokį 15 arba 20 metų tai buvo vadinama tiesiog tinginystė. Taip. Žmogus buvo vadinamas tinginiu, ne? Taip. Bet manau, kad mes šiandien, aš nesu tikras, bet mano toks yra spėjimas, kad mes galbūt prieisim išvados, jog tinginystė nėra lygų prokrastinacija. Nes aš kaip pats per savo malūnėlį perleidžiu, tai man atrodo, kad tai yra visai skirtingi dalykai, tai gal nuo to ir pradėkim. Tavęs kaip specialisto klausiu, tai kas yra ta prokrastinacija ir su kuo jį valgoma? Aš gal pasakysiu, kad aš su šiuo žodžiu irgi susidūriau gal prieš kokius 5, gal 7 metus ir aš pamenu, kad šis terminas buvo bent jau mano burbule daugiausia naudojamas ir atėjo per verslo prizmę, tai yra kai buvo pradėta kalbėti apie darbuotojų efektyvumą, apie krentantį darbuotojų efektyvumą, kodėl žmonės atidėlioja darbus, kodėl jų nedaro, vengia ir panašiai. Ir aš daugiau galbūt, sakykime taip, darbiniai, profesiniai verslo aplinkoje susidūriau su šituo terminu ir vedant įvairiausius verslo mokymus, bendraujant su verslo atstovais, prasidėjo būtent šitos temos ir analizavimo toks poreikis ir ieškojimas tų raktų išeičių, kaip tvarkyti ten per įvairiausius optimizavimo ir efektyvinimo principus. Coachingas į tai labai įsitraukė efektyviai ir galų gale taip pat atėjo ir psichoterapijos pasaulyje, jeigu taip galima pasakyti. Tai prokrastinacija labai paprastai kalbant yra užduočių atidėliojimas. Ir tai nėra tinginystė, ir tai nėra nedarimas dalykų. Ką tai reiškia, kad prokrastinacija paprastai mes vadiname, kai kažkokią užduotį vis dėlto pradėjom šiek tiek daryti, bet numetėm ir tada jos nebedarom. Nes kai visai nepradedame daryti, tai yra tiesiog nedarimas ir ten priežastys yra kitokios. Tinginystė apskritai yra tokia būsena, kuri neturi su prokrastinacija daug panašių bendrų dalykų, tai yra visai kitokia būsena. Aš tinginystę iš principo netikiu, jinai egzistuoja, jinai yra.
Aš galvoju, kad tinginystė ir kad aš tingiu ir leidžiu savo patingėti arba tingiu, ta tokia tikroji tinginystė yra tada, kada aš galiu sau leisti nieko nedaryti. Galiu sau leisti, pavyzdžiui, gulėti paplūdimy ir nieko nedaryti, gulėti ant sofos nieko nedaryti. Toks nieko nedarimas, bet su visiškai ramia sąžine ir galva, kad aš dabar turėčiau kažką daryti, kažko imtis ir taip toliau. Nu, tu dabar prieštarauji visai senai lietuvių literatūrai, kur yra aprašomi žmonės, gulintis ant pečiaus, paprastai motinos jų, arba ten kažkokie kaimynai, jais yra nepatenkinti, jie yra vadinami tinginiai. Taip. Ir ten jie patys to nežinodami, tikėtina, kad labiau kalba apie depresyvius žmonės, perdegusius arba ant perdegimo ribos žmonės, ant žmonės, kurių emocinė būsena yra prasta, arba tokius prokrastinuotojus, jeigu taip galima išsireikšti. Gerai. Mes po mūsų epizodų, kas man patinka, kuo toliau, tuo labiau, mes susilaukiam komentarų, aš, pavyzdžiui, gaunu tarkim, į Instagramą savo, ar ne, kažkokių parašymų, kad ačiū, arba ten kažkokių paklausimų, arba pasakymų, kad tai buvo taiklu, aš tą ir norėjau išgirsti, ar ne. Tai aš dabar toks, kaip paprastas žmogus, aš mūsų epizoduose priminsiu visiems, visada bandau būti tas toks, kuris, atėjo pas psichoterapeutą, žinai, ir atsinešė šūsnį klausimą. Tu pataisyk mane, jeigu aš klystu, kad žmonės dar geriau suprastų, kas yra ta prokrastinacija. Tarkim, aš šiai dienai turiu nusiųst klientams sutartį. Taip. Ir aš jau antrą savaitę to nepadarau, nes man tai yra tiesiog baisiai nuobodus, man atrodo nelabai reikšmingas dalykas, nes aš, ta prasme, aš vis tiek ten būsiu tą dieną ir taip toliau, ir aš žinau, kad aš vis tiek padarysiu. Tiemsgi žmonėms atrodo, kad, aš darausi gal jau net nepatikimas, nes, kiek tu gali laukti, ne? Ir aš šiandien žadėjau tą padaryti visą dieną ir nepadariau. Mes su taim šitą epizodą filmuojam vakare. Aš nepadariau to ir aš atvažiavęs sėdžiu ir galvoju, rašysim epizodą apie prokrastinaciją, tai čia toks, šiaip aš esu čempionas. Prokrastinavimo? Jo, bet aš manau, kad mes dar pereisim per visus. Tai ar čia yra prokrastinavimas, tai ką aš dabar pasakiau, ar tai yra labiau, kaip tu sakei, nedarimas, piktybiškas? Lyg ir skamba kaip prokrastinavimas. Žiūrėk, man patinka. Aš kažkur esu girdėjęs tokį labai gerą apibūdinimą. Nes galima bairį dar prieš tavo apibūdinimą. Nes, tarkim, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie prokrastinaciją, ar ne, ir žmogus, kuris, tarkim, yra užsidirbęs, arba kažką labai įdomiai žiūri, ar ne, arba su kažkuo įdomiai kalbasi, bet jau valandą laiko nori į tūliką sysio. Ar jis galima sakyti, kad prokrastinuoja tuo metu, ar jis labiau yra kančioje? Man toks tiesiog, žinai, juokingas klausimas, bet atsakom ir važiuojam toliau. Nežinau. Žinai, kad suprast, kada yra ta prokrastinacija, žinai? Žiūrėk, galime eiti per tokį apibūdinimą, kad prokrastinacija yra atsakingo suaugusiojo ir neatsakingo vidinio vaiko konfliktas. Labai gerai pasakyta. Ir ką tai reiškia, kad atsakingasis suaugusysis sako, reikia padaryti tą, išsiųsti laišką, paruošti, ten kažką, o neatsakingas vidinis vaikas sako, o davai paskrolink, o gal ką nors paveikiam, o gal pažaiskim, o gal tiesiog nieko neveikiam. O gal eik, žinai, iki šaldytuvo, ką nors rask skanaus, ar panašiai ir taip toliau. Žinok, tu dabar palėtai tokį, tu man taip tiesiai į 10, aš nežinau, kiek mūsų žiūrovų atpažins save, bet aš beje tai pradėjau daryti ne per seniausiai, žinok, gal ties kokiais 3-5 metais man įvyko toks siaubingas suvokimas, toks galų gale, žinai, šiaip gal garsiai to net nebūtų galima sakyti, nes aš jau turėjau 3 vaikus, bet man atrodo, kad man, kai buvo 35 metai, aš tiesiog atsibudau vieną rytą ir aš supratau, kad, ta prasme, viskas, game over, šituose namuose aš esu suaugęs
ir aš už viską atsakingas. Tai reiškia, kad jeigu tūlikas yra nešvarus, aš turiu nueiti ir padaryti, nes niekas nepadarys, nes mano vaikai tikrai nepadarys. Jeigu vaikai yra nevalgę, aš jiems turiu padaryti, nes aš turiu padaryti, nes nebėra, kas yra virš manęs ir aš toks, žinok, man kai atėjo tas toks aiškus suvokimas, aš taip sėdžiu ir galvoju, pala. Kažkaip kitaip įsivaizdavau savo suaugusi, žinai, ten tėvo, jachta, mašinos, kelionės, atostogos, darai, ką nori, žinai, ten alkoholis, panos, cigaretės, nesibaigia. Ir čia labiau yra tipo, tas... Jo, kur tai, nes dabar aš tiesiog stoju su tūliko šepečiu, žinai. Taip. Nes visos tos tie smagus dalykai, kuriuos tu išvardinai, yra būtent to neatsakingo labiau vaiko poreikiai. Taip. Nes sveikas atvykęs į suaugusių pasaulį. Suaugusių pasaulyje mes keliamės ryte, ruošiame vaikus jų dienai, užsiimam buitimi, einame į darbą, stovime kamščiuose, atliekame dienos užduotis, darbinės ir taip toliau. Ir tai yra suaugusiojo žmogaus gyvenimas. Ar normalu, jeigu suaugęs žmogus pats savo tą turi priminti laiks nuo laiko? Kad jis yra suaugęs žmogus ir kad... Nes man, žinau, kartais man reikia tai savo pačiam priminti. Kad, tipo, brolau, niekas kitas. Tai ne tik, kad yra normalu, tai yra būtina. Mums karts nuo karto savo priminti, kad aš esu suaugęs, kad aš turiu atsakomybių, kad šitame pasaulyje yra toks žodis kaip reikia, o ne tik noriu. Taip. Ir va tas reikia yra suaugusi pozicija, noriu yra labiau vaikiška. Ir matyt, kur yra sunkiausia, tai rasti tą balansą tarp suaugusiojo ir vidinio to vaiko, to žaismingumo, išlaviruoti, nenueiti pernelyg į suaugusi, tada ką galime stebėti, kad žmonės tarsi surimtėja, pas juos dingsta žaismingumas, pas juos viskas labai struktūruota, viskas yra labai taip, į viską labai rimtas požiūris ir panašiai. Arba atvirkščiai pasineša į tą tokią poziciją to neatsakingo vaiko ir tada tiem žmonėm visas gyvenimas yra didelis nuotykis, bet jie dažnai kenčia nuo problemų, nes šis pasaulis reikalauja tokio ir atsakingesnio požiūrio į dalykus. Gerai, tai įmetėm čia juokelių, bet apibendrinant, tu gerai ten pasakai ir man atrodo, kad mes po to į tą ir sugrįžom, kad prokrastinacija geriausiai apibūdina, kai suaugęs žmogus, suaugusio žmogaus ir jo vidinio vaiko susidūrimai, konfliktai, vaikas nori visada, kad viskas būtų easy, jis nori pramogų, jis nori lengvumo, jis nori paprastumo, įspūdžio, kad viskas būtų greitai, kad viskas būtų aišku, neįdomius dalykus nustumi į šoną, nes, kuris vaikas puola tvarkyti kambarį, joks, ar ne? Ir tu tą tiesiog, ignoruoji, ar ne? O suaugęs žmogus supranta, kad turi padaryti ir tada mes esame prokrastinacijoje. Taip? Taip. Gerai, sukant mūsų pokalbį, aš noriu tavęs paklausti, kad mes tą darom visi, tai turbūt tai yra normalu. Ir, ta prasme, taip jau yra sudėtas šitas pasaulis, ar ne? Taip. Aš, pažiūrėjau, pasakius, pažįstu keletą žmonių, aš tik tai galvoju, aš visada žiūrėdamas į... Jie yra, žinai, tokie, aš panaudosiu terminą, tokie kaip šveicariškas, niekada nesustojantis laikrodis, toks tikslus, ta prasme, jam nėra jo, atrodo, jis niekada gyvenime nėra nieko atidėjęs. Aš nežinau, kaip jis ten gyvena, ten, žinai, nematau tų žmonių 2-4 valandas per parą, bet yra tokių žmonių, kurie, žinai, ten 6 ryto jie jau yra mokykloje, ten sudiriguoja pasveikinti mokytoją, tada 3 susirinkimai, 6 paskaitos, 7 kažkokie dalykai ir vat viskas važiuoja taip, žinai. Savaitgalį suriktuota visai šeimai milijonas pramogų, ten ir atrodo, kad tas žmogus tiesiog kai robotas varo, žinai. Bet tokių žmonių nėra daug. Tikrai. Tai mano klausimas yra toks. Visi mes paplaukėm, visi mes ten atidėliojam, ar ne? Bet kada tai jau pradeda būti, kaip čia pasakyti, tokiu pavojingų signalų pačiam žmogui, kada jau vis tiek tai pradeda, man atrodo, krautis. Žinai? Kur tai veda? Tarsi, jeigu žmogus nieko su to nedaro, kur tai veda? Gal taip paklausiu. Okay. Žinai, tai veda į įvairiausius jau blogus scenarius, nemanau, kad čia verta fantazuoti, daugelis gali suprasti, tai veda į, nežinau, darbo praradimą, pinigų netekimą, santykių netekimą,
tai veda į tokį bendrą žmogišką tokį apsileidimą, kai neprižiūrėta nei sveikata, nei santykiai, nei buitis, nei finansinis kažkoks tai stabilumas. Nu, žinai, tokius, ir ten nieko linksmo, nieko ten smagaus ir kiekvienas gali pagalvoti ir maždaug supras, kur tai nueitų, ne? Bet ar yra kažkokia, pavyzdžiui, viena veikianti emocija, ar ne, šalia to vaiko, kad tu suprastum, ko aš klausiu. Nes, tarkim, yra sakoma, kad ypatingai vyrai labai dažnai atidėlioja apsilankimus pas gydytojus, tarkim, ne? Visi žinom, kad nuo tam tikro amžiaus vyrams reikėtų pasirodyti ten kas kažkiek laiko pasižiūrėti vyriškus dalykus, stomatologas, galų gale kartą per metus, pradėkim nuo to, yra rekomenduojama apsilankyti savo šeimos gydytojo kabinete, pasikalbėti, kaip tu gyveni, padaryti būtiniausius tyrimus, jeigu reikia kažką ir plačiau, pageidautina, kuo vyresnis, tuo plačiau tų tyrimų, ar ne. Tai labai dažnai, man atrodo, šitoj vietoj, ypatingai, kai kalbam apie vyrus, yra kažkokia baimė įsijungia, ne? Taip. Tai čia apie gydytoją. Taip. Pavyzdžiui, kai tu atidėlioji darbą, tada matyti įsijungia dar kažkokia emocija. Aš noriu pakreipti link kokios emocijos šoka aplink tą prokrastinaciją. Tavo labai gražus klausimas ir tu jį beveik atsakei. Prokrastinacija arba tą atidėliojimą, gal ne visai lietuviškai pasakysiu, įtakoja ar ne, arba už jo yra kažkokia stipri emocija. Tarkim, tu labai gerai vardinai, galbūt jaučiu, kad maudžia šoną, reikėtų nueiti pas daktarą, išsiaiškinti, kas vyksta, kokia bėda, bet baimė verčia mane atidėlioti, todėl neskambinu, nesiregistruoju, ten galbūt geriau, nežinau, pasigūglinsiu, tada prisigūglinu dar baisesnių dalykų ir tada taip pamaitinu savo baimę ir toliau prokrastinuoju, ne? Tai pavyzdžiui, baimė daryti veiksmą, nes turiu susiprojektavęs fantaziją, kas čia bus, ne? Tai yra viena iš emocijų stovinčių iš prokrastinacijos. Gali būti daugiau dalykų, gali būti baimė padaryti klaidą. Gali už tos prokrastinacijos stovėti perfekcionizmas, kad kam daryti, kam kažkaip tais, jeigu jaučiu, kad nepadarysiu tokiam lygyje arba taip gerai, kaip norėčiau. Ne? Gali būti motyvacijos trūkumas arba nematau prasmės, kodėl tai reikėtų daryti. Ne? Gali būti žema savivertė. Aš nesijaučiu geras, dabar tai baikit, ne, čia aš to tikrai nepadarysiu, čia ne man, kreipkitės į tą arba, na, aš nesugebėsiu, man per sunku, per greitai, per kažkaip, ne? Gali būti perdegimas. Mes esame apie jį kalbėję ir tai yra vienas, jeigu žiūrovai pamena arba pažiūrės tą epizodą, ten aš berods esu minėjęs, kad vienas iš požymių perdegimo yra, kad pradedi prokrastinuoti, pradedi atidėlioti darbus ir tai yra požymis, kad galbūt esi ir ant perdegimo, ne? Tai emocijų slypinčių už to atidėliojimo yra įvairios ir vat štai keletas jų, kurios tikėtina yra dažniausios, tokios lengviausiai identifikuojamos pačiam, kad nereikia kreiptis į specialistus ar dar kažką galima pamatyti, kad arba bijau, arba nematau prasmės, arba galvoju, kad esu netinkamas arba nepakankamai geras, arba jaučiuosi tiek pavargęs, kad nenoriu, nors darbas galbūt ir nedidelis, galbūt netgi ir malonus, smagus, bet jau tiesiog nebėra tos motyvacijos ir intencijos, kaip fainai jums padarysiu. Taip pat tai gali atsiskleisti ir per santykių aspektą. Labai buitinė kokia nors situacija galėtų atrodyti, kaip prokrastinuoja vyrai ir tai dažnas yra konfliktas šeimoje. Įsivaizduok, tarkim, namuose varva čiaupas. Ne, ir žmona sako, vyrai, klausyk, varva čiaupas, gal tu galėtum sutaisyti. Jis ateina, pasižiūri, ten, nežinau, jis galbūt labai susidėvėja, sako, reikia jį pakeisti. Ne? Nu gerai, užsuka į parduotuvę, nuperka naują, atvažiuoja jį, pasideda, sako, gerai, pakeisiu šį vakarą ir tas čiaupas guli pusę metų. Ne? O žmona, kas keletą dienų jam ryžtingai primena. Ja?
Ir tai yra prokrastinacija, bet jos priežastis yra ta, kad taip labai jau giliai nueisiu, bet vyrui trūksta kontakto su žmona. Ir per tą čiaupą varvantį jis tą kontaktą gauna. Tebūnie ir nemalonu, ten žmona jam atskaito moralą. Rimtai? Taip. Bet čia yra taip giliai? Jo, ir jis norėtų su ją kažkokio tai tokio artimesnio ryšio, kontakto ir panašiai, tai absoliučiai vyksta nesąmoningame lygyje, bet tas čiaupas tampa to simboliu, kur mes galime bent akimirkai šiek tiek susitikti. Tarkim, aš gausiu tada velnių iš žmonos, aišku, jausmas blogas ir taip toliau, bet tai bent jau yra geriau negu jokio kontakto. Nu, tu labai įdomiai čia palėtai, tada aš tau tokį kontrą ir važiuojam toliau. Ar moteris dažnai mokydamos vyrus, arba, nu taip jau yra, kad moteris dažniau namuose ten sako, kad čia ne taip, ne toj vietoj, reikėtų kitaip, dar taip. Ar jos irgi ieško kontakto? Nu, žinai, jos ieško galbūt savai, bet šito atveju jau girdžiu, žiūrovai klausia, ypač moteris, tai ką čia daryti, nieko nesakyta, ne? Tiesą sakant, kiekvieną kartą, kai moteris šitoje vietoje kažką vyrui priekaištauja, jinai maitina tą jo energiją, žinai, turėtą kontaktą, tai nustokit priekaištauti ir daugiau pabandykite susitarti, nu, ko jums trūksta, gal norėtųsi kažko paveikti, gal norėtųsi laiko kartu kažkokią tai formą ir aš garantuoju, kad vyras pasijutęs labiau reikalingas, ne kaip čiaupo keitėjas, o kaip vyras, kaip žmogus, pasijutęs šiek tiek laimingesnis ir priimtas, neprašytas nueis ir pakeista čiaupą. Gerai. Laurynai, aš turiu tau tokį klausimą. Aš nežinau, ar tu jį galėsi atsakyti nepasiruošęs, bet man vis tiek įdomu yra. Ruošdamas į šiam epizodui, aš taip kažkaip sėdėjau ir savyje galvojau apie tą prokrastinavimą ir kaip žmonės, pavyzdžiui, man atrodo, kad mes dabar gyvenam tiesiog tobulame laike tam dalykui vykti, nes mes visada rankoje turim štai šį daiktą. Kalbu apie išmanų į kažkokį planšetę, telefonas ar kažkas. Ir vos jį atidarai, tu iš karto tavo smegenys yra užimtos. Dažniausiai visiškai nereikalingų tau turinių. Ir čia yra mano 2 klausimai. Prieš turbūt 10-15 metų žmonės prokrastinuodavo žiūrėdami teliką, nes jau buvo telikai, ar ne? Laikraštį skaitydami teliką. Tai kaip tu manai, ar žmonės prokrastinuodavo, kol nebuvo elektros? Ir jeigu taip, ką jie darydavo tuo metu, kaip tu galvoji? Ir kitas dalykas yra, gal tu esi skaitęs kokių mokslinių duomenų, nes aš tiesiog šiaip pagalvojau, ne tik šiandien, bet kažkada save pagavęs ant sofos, kad tuo metu, kai aš prokrastinuoju ant sofos, ar ne? Aš žinau, man kažkur šitoj galvos vietoj, gale galvos spaudžia tai, kad aš turiu padaryti ir tą, bet aš nedarau. Taip. Ir tuo pat metu aš į save ryju kažką, ko man nereikia. Taip. Ir aš net jaučiu, kaip man pradeda kaist visa galva ir ties viduriu galvos susiduria tie 2 informaciniai srautai, tipo, kad tu turi kažką daryti, o tu nieko nedarai ir čia tau kažkoks katinėlis, žinai, tik tokia ten, ta prasme, lenda į galvą. Taip. Ir galvoje pasidaro, nu, tokia tiesiog kažkokia, tokia betvarkė, kuri iš vis tave taip prislėgia, žinai, aš net nemoku išsireikšti. Ir aš tada galvoju, ta prasme, įmanoma, kad sprogs mano smegenys, kas vyksta tuo metu mano smegenyse, žinai. Tai va toks ir būtų klausimas. Kas tuo metu vyksta mano smegenyse? Taigi ten išsiskiria turbūt visokių, žinai, ir dopaminas vienu metu nuo to katinuko matomo tik tokia, pačiu kažkoks ten kitas hormonas, kuris spaudžia mane vis tiek daryti tą čiaupą, žinai, bet aš vis tiek nedarau, nes jau kitas katinukas man lenda į vaizdą, žinai, ir toks tipo, Nu, matai, tas katinukas labai patinka tavo vidiniam vaikui. Taip. Ne, o tavo suaugusiem reikia kažką padaryti, žinai, iš suaugusių pasaulio. Beje, man tokia mintis prabėgo, kol sukasi galvoj, žinai, pasidalinsiu, nes kitaip negalėsiu judėti tolin. Tu nemanai, kad akmens amžiuje arba kai dar nebuvo elektros, vyrai išrado žvejybą ne dėl maisto, o tiesiog, kad išeiti pažvejoti dėl malonumo ir tai buvo vienas iš būdų prokrastinacijos, kad žinai, kad reikia kažką neįdomaus padaryti ir galvoja, einu pažvejosiu.
Nors šiaip maisto galbūt yra. Ne, žinok, dabar visi žvėjai čia, žinai, mėto į tave kažką, nu ką reiškia neįdomaus, taigi žvėjyba čia yra wow. Ne, tai taip, žvejyba yra wow, bet ką noriu pasakyti, kad galbūt tada ir buvo išrasta žvejyba ne dėl maisto. Kad pagavau, paleidau arba nenešu to maisto. Nu, žiūrėk, dažnaigi būna vyrai pareina žmona, nu, pagavai, ko nors, ai, ne, nieko. Yeah. O kaip sekės, puikiai, labai gerai laiką. Taip. Tai čia, okei. Dabar kas vyksta tavo smegenyse, tai galima žiūrėti per psichologinę prizmę ir per dopamino prizmę. Yra įvairūs ten tie aspektai, per kuriuos galima pasižiūrėti, bet tie, kaip yra lietuviškas žodis, velnės, kai daug skaitau, žinai, angliškai, tai tų terminų. Sakyk angliškai. Distraction, tai yra, pamatai? Aha. Tai yra dirgiklis, ne dirgiklis, tai yra distraction. Nu, gerai, tai žmonės žino visi, ką tai reiškia. Ne? Bet šiaip labai svarbu išsiaiškinti lietuvių kalbą. O mums dabar blokas yra galvoje. Gerai, tuoj išsiaiškinsim, nes tai yra svarbu. O tu užstrigo žodis, tai kartais būna. Nu, kartais būna, jo, gerai. Palauk, rašosi, taip. Toks išsiblaškim. Jo, dėmesio blaškytojai, ne? Tai sulig atsiradimu interneto, po to, žinai, soctinklų, YouTube'o, TikTok'o ir taip toliau, tai tų dėmesio blaškytojų mūsų telefone ir kompiuterį yra be galo daug. Sėdi, dirbi, rašai kažką, ką reikia parašyti, pimt, atėjo žinutė. Notificationas, dar kažkas, tai ne? Įėjau, atrašiau, kol atrašiau, dar kažką atsidariau, paguglinau ir dar kažką pažiūrėjau. Po to jau žiūrėk, jau 2 valanda, kaip žiūri į TikTok'o kapibaras ar ten kažką, žinai, o darbas liko ten, žinai, ten, kur liko, ne? Tai reiškia, kad šitie tokie dėmesio vagys yra vienas iš svarbių aspektų ir čia galbūt aš tokį jau pirmą bazinį tokį patarimą numesiu, kas yra kalbama, tai vengti tų dėmesio blaškytojų, reiškia. Jeigu gali atsijungti kompiuterį nuo interneto, išsijungti ten programėlės, galbūt telefoną padėti kažkur, kad nebūtų pagundos, kad galėčiau susikaupti ir padirbėti. Ir beje, čia yra įdomus faktas. Jeigu tu susikaupęs, atsisėdai rašyti kažką, jeigu susikaupęs ties šita užduotimi praleisi 5 minutės, tikėtina, kad įsijungsi pakankamai, kad nebesiblaškytum ir darytum toliau. O aš nuo šitos vietos taip natūraliai norėčiau pereiti prie to, mes jau vis tiek, man atrodo, daugmaž iš visų pusių pažiūrėjom, kas yra ta prokrastinacija, ne, ir nieko čia daugiau šitoj vietoj nebepasakysim, kokios emocijos eina šalia, pasižiūrėjom, ar ne. Ir aš vėlgi paimčiau kaip savo pavyzdį, nes tarkim, aš manau, kad žmonės tie, kurie nežinau, jų darbas yra stovėti prie konvejerio nuo ryto iki vakaro. Tai pavyzdys, ne? Arba, pavyzdžiui, aš pravažiuodamas pažiūriu ir iš tikrųjų aš kiekvieną rytą pagalvoju, jisai turi mažai progų prokrastinuoti, pavyzdžiui, ten sėdi koks nors žmogus ir jis vairuoja ekskavatorių, arba ten kasa kažką. Ta prasme, čia reikia daryti dalyką, ne? Konkrečiai, ta prasme. Ir yra tokių darbų, kur tu ten neprokrastinuosi, ne? Taip. Ir aš, pavyzdžiui, dabar pastebėjau, kadangi kurį laiką dirbu namuose, iš namų, arba ten iš kavinės, arba iš kažkur, tai yra tiesiog siaubinga ir man norisi, kad tu pereitum kažkokius konkrečius praktinius patarimus, kas gali veikti. Nes, pavyzdžiui, aš žinau, kad aš turiu paruošti sutartį, kaip sakiau, bet aš vis tiek pirmiau atsidarau Facebooką, Instagramą, TikToką. Bet tik ne tai. Ir tada jau viską, žinai. Arba tu pradedi mėtyti, žinai, ten biškai kažką, tada gauni notificationą, turi atrašyti, nes lyg ir parašė Laurinas, o mes šiandien įrašinėjam, tai aš jam turiu atrašyti, atrašai jam, tada atrašai ir kažkam dar kitam, nes matai žinutę, nes galvoji pamirši, tada tu pamiršti, ką tu darei prieš tai, nušoki dar prie kito darbo, tada tu supranti, kad o viešpatie, ašgi dariau tą, vėl bėgi prie to, žinai.
Ir tu esi tokiam darbų ir nedarbų rate, kuriame blaškais kaip voverė, man taip atrodo, ir galų gale per dieną aš pasakyčiau taip, kad labai stipriai pavargsti. Aš Jo. bent jau, ta prasme, spaudžia galvą vakare, o kai atsisėdi pasižiūrėti, koks yra rezultatas, labai dažnai supranti, kad nekaži koks. Jo, nes toks liaudiškas yra terminas buvai išsitaškęs. Visiškai, labai geras terminas. Tai vat kaip bandyti surinkti save, nes aš dar pridėčiau šitą klausimą ir tada norėčiau, kad tu plačiau ką nors patartum, nes kuo ilgiau nieko nedarai ir kuo daugiau dienų, po to jau yra savaičių, mėnesių, sau leidai išsitaškyti, tai aš pastebiu, kad visai sunku tada yra turėti kažkokią kontrolę. Net ir minimalę kontrolę jinai pasidaro kažkaip per sudėtinga. Tada tas mažas vaikas, matyti, iš vis pradeda, tipo, ne, žinai, man patinka taškyti, žinai. Ja. Tai, žinai, tų tokių... Nes aš manau, kad čia ne apie mane kalbam, mes kalbam čia apie visus mūsų... Ir apie mane, ir apie visų... Aš tiesiog pavyzdį. Tikrai taip. Man dėl to ir patinka mūsų sugalvota mūsų tinklalaidės pavadinimas, kodėl jie tai daro, nes daugelis, arba absoliučiai visi tai turi, ypatingai šiais laikais, ne? Tai kiekvienas čia tą savyje ras ir pamatys ir daugelis žmonių ieško tų priešnodžių, o kaip neatidėlioti, kaip padaryti. Ir verslo pasaulyje tai toks vadinama labai tokio asmeninio efektyvumo, ugdymo procesas, ar ne, kaip tapti labiau disciplinuotų, labiau efektyviu, kaip panaudoti savo laiką labiau efektyviai. Aš pamenu, kai dar labai senai dirbau verslo konsultavimo organizacijoje vienoje tarptautiniai, tai mes, kai susirinkdavom konsultantai, mes netgi turėjom tokį įprotį, kad ateiti su kompiuteriais į darbą, bet be pakrovėjo. Be kompiuterio pakrovėjo. Tai reiškia, kad tavo darbo efektyvumas padidėja kartais, nes tiek, kiek baterijos turi, tiek galėsi dirbti. Ir tiesą pasakius, nėra buvę, kad pritrūktų baterijos, nes tu žinai, kad tavo laikas tiksi, tu turi padaryti dalykus, tavo kompiuterio tas limitas yra ribotas, nebėra laiko lelekinimam, nebėra laiko kavutei, nebėra laiko skrolinimui ar dar kažką, sėdi ir darai, ir jau kai baterija raudonuoja ir tu supranti, kad liko vos kelios minutės, dažniausiai būdavo visi darbai padaryti. Čia daug turbūt tokių pavyzdžių, žinai, ne veltui tautosaka sako, kaip studentui pritrūko nakties, ar ne, nes visi buvo, tie, kas studentavo, prisimena, kad jau tą paskutinę naktį arba parą, kai tu sėdi ir tu galvoji, Jesus Christ, jeigu aš turėčiau dar 2 dienas, arba jeigu aš būčiau 2 dienom taip produktyviai dirbęs, taigi čia būtų easy, ta prasme. Gerai, taip. Ir, bet mes vėl einam prie to, žinai, kad taip, visi tą žino. Tai vadinasi, ar aš teisingai suprantu, jeigu ne, tu mane taisyk, mes turime sugebėti padaryti taip ir išmokti padaryti taip, kad kai reikia, mūsų suaugusysis būtų virš mūsų vaiko. Absoliučiai teisingai, o kad tai atsitiktų, ko reikia vaikui, kad jis nebūtų toks garsiai rėkiantis ir reiklus? Duot planšetę. Ir vat kas nutinka, mes tą ir padarom. Bet aš turėjau omeny, kad reikia juo pasirūpinti. Okay, kaip? Įvairiausiais būdais, bet kitaip sakant, reikia skirti laiko savo. Pirmiausia, ne? Ir laiko skirti savo kokybiškai. Aš dar šitoje vietoje. Vėlgi, man atrodo, kad tai yra labai svarbu, dėl to įsiterpiu. Aš kiek esu kalbėjęs ir su kitais žmonėmis, manau, jie pritars, kad pavyzdžiui, kai tu, paimkim kaip pavyzdį, žmogus turi hobį, nežinau, važiuoti dviračiu, bėgti, fotografuoti saulėlydį, beleką, pažiūrėti serialą. Tai aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti ir manau, kad mūsų žiūrovai pritars, kad kai tu dieną esi gerai padirbėjęs, kaip dabar madinga sakyti, kai tu gerai performinai visą dieną, kai tu padarai daug dalykų, tu vakare savo hobyje jautiesi ramus
ir tu jauti, kaip greitai kraunasi tavo ta baterija pasitenkinimu. Nes tu jauties nusipelnęs, kažkaip tavęs nespaudžia jokie dalykai, tu tiesiog toks esi. Yeah. Bet jeigu visą dieną prasimaliai, žinai, prasitaškiai, tai bent jau man, pavyzdžiui, po tokios dienos, kai aš nekaži ką padariau ir visą dieną ten kažkur, nu toks, žinai, atidėlioju, tai man tas hobis, jis man nebeteikia malonumo ir kartais net erzina, nes aš pradedu vis tiek galvoti apie tai, kiek aš turėsiu padaryti rytoj. Taip. Ir žiūrėk, Gintai, aš pabandysiu galbūt sustruktūrizuoti, kiek tai įmanoma. Gerai. Aš šiaip gana nestruktūriškas žmogus, bet prokrastinaciją, atidėliojimą mes galime tvarkyti per psichologinę pusę arba tvarkyti per tam tikrus įrankius padedančius būti efektyvesniu. Ne? Tai reiškia, per tada labiau įjungi discipliną ir per nenoriu, bet įsijungi stiprų reikia ir tada darai, kovoji su savimi ir čia du skirtingi požiūriai. Dabar žiūrėk, kad tvarkyti per psichologinę pusę, per savo emocinę pusę, mums reikės, aš tikrai nepasakyčiau, žinai, kad reikia papramogauti pakankamai, duoti savo vidiniam vaikui šėlionių, žaismų ir taip toliau ir tada norėsis daryti, ne visai taip, bet čia daugiau yra, kad visi tyrimai rodo, kad emociškai stabilesni, emociškai laimingesni žmonės, emociškai pilnavertiški, besijaučianti žmonės atidėlioja mažiau. Okay? Ir reiškia, atidėliojimas eina drauge su įvairiausiom emociniam, ne pačiom geriausiom būsenom. Okay? Ir savivertė, ir perfekcionizmas, ir motyvacijos trūkumas, prasmės nematymas ir taip toliau. Ir ten tokių visokių galima baimės, kaip jau kalbėjome ir panašiai. Reiškia, vienas dalykas, galime dirbti su šitom savo emociniam būsenom, asmeniškai su terapeutais, su draugais, su knygomis, su seminarais, kas kaip nori. Ir tada yra ta kita kryptis, kur galima būtų, ir aš turiu savo galvoje ne vieną patarimą, kaip su tuo tvarkytis per įvairiausius asmeninį efektyvumą gerinančius instrumentus, tipsus, triksus. Ne? Sakykim, tai pavyzdžiui, vienas iš jų ateik į darbą pakrovęs kompiuterį, bet be pakrovėjo. Ne? Tai čia, sakykime, jeigu taip šiek tiek eiti per šituos, ką daryti, tai yra labai geras terminas, galbūt esi girdėjęs, praryti varlę. Ne. Nesigirdėjęs. Įsivaizduok, tu ateini į restoraną, kuriame valgysi prašmatnų, skanų ir į kažkokį tai maistą, bet su visais patiekalais, kuriuos tu užsakai, dar yra atnešamas dubuo su varle. Ir tada kaip tu rinksies? Ar tu iš pradžių valgysi tai, kas skanu ir tada rysi varlę, ar tu iš pradžių prarysi varlę, o tada jau mėgausies maistu? Aš einu į restoraną, aš negaliu. Ne. Ir prisimink, ką mums sakydavo mamos vaikystėje. Padaryk namų darbus, tada galėsi išeiti lauką. Tai čia yra praryti varlę. Okay? Padaryk iš pradžių tai, ko mažiausiai nori ir tada jau mėgaukis tai, kas yra smagu. Ką tai reiškia praryti varlę? Tai yra kalbama apie tai, kad yra svarbu dienos darbus planuotis, juos apsirašyti. Ir tarkime, jeigu tu turi 5-6 darbus, kuriuos turi per šiandien dieną padaryti, žiūrėdamas į tą sąrašą pagalvok, kurio labiausiai daryti nenoriu. Jį reikia daryti pirmą. Tai yra varlė, kurią reikės praryti. Ką mes šitoj vietoj padarom, tuo užbaigsiu, mes žaidžiame su dopaminu, nes padarę tą darbą, tą patį nesmagiausią darbą, mes gausim pliūpsnį dopamino ir motyvacijos bei energijos daryti kitus darbus. Prokrastinacijos, taip sakykim, valdymo viena iš teorijų sako, kad kasdien reikia atlikti bent 3 rimtus darbus. Ir kuo daugiau dalykų per dieną padarome, tuo daugiau motyvacijos yra daryti daugiau. Ir kuo esi tingesnis ir darai mažiau, tuo mažiau motyvacijos yra daryti daugiau. Tai vienas iš tų yra, darom sąrašą,
žiūrim, kuris iš jų sąraše darbų yra varlė, ją praryjam ir tada žiūrėk, norisi padaryti ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą sąrašę esančią užduotį. Aš esu iš tų žmonių, aš tikiu, kad daugelis tokie yra, kurie skaitydami kaip jas pavadinti, savipagalbos, ar taip jos vadinasi. Populiariosios psichologijos. Populiarioji psichologija ir taip toliau. Aš esu jų begalę perklausęs. Taip. Tiesiog buvo man gyvenime toks etapas, kai aš nusprendžiau, kad aš jų neskaitysiu, bet klausyti aš galiu, žinai. Ir aš perklausiau daug ir kai jų perklausai daug, praktiškai perklausiau visas, kas yra lietuvių kalba, o jų yra nemažai. Ir aš supratau vieną dalyką, kad iš principo juose daug kas kartojasi ir kad jų visų pagrindinė mintis, ta prasme, nebūtinai ten pagrindinė yra būtent šitame žodėje, bet yra tokia. Jeigu tu nori kažką padaryti, tu turi daryti. Taip. Tiesiog daryti. Okay. Ir viskas. Ir tai yra paslaptis. Ir man atrodo, kad šita paprasta paslaptis labai dažnai supykdo žmonės. Nes, pavyzdžiui, visos knygos apie rūkymo metimą ir visa kita ten yra tiesiog paprastai. Tiesiog neberūkyk. Ir viskas. Ta prasme, taip. Aš nesuskaitęs knygos apie rūkymą metimą. Nes tipo neberūkyk ir viskas, žinai. Ir iš principo tai yra teisybė. Nes, pavyzdžiui, kaip tu gali ginčyti su tuo faktu, kas yra toje knygoje? Labai retas rūkalius atsikelia naktį parūkyti, jau nekalbant apie tai, kad jis atsikeltų keletą kartų, ar ne? Tai vadinasi, jisai, pavyzdžiui, 8-9 valandas be rūkymo išbūna easy, nemiršta, gyvas, sveikas, viskas gerai. Jeigu tu 8 valandas gali nerūkyti ir kitas 8. Tiesiog nerūkyk. Čia kaip pavyzdys, ta prasme. Bet aišku, čia vėl įsijungia visokios emocijos. Bet aš link ko norėjau pakreipti, nes dabar žmonės klauso ir sako, gerai, Laurinai. Padaryti darbą sunkiausia, girdėjom, sąrašas girdėjom, šitą girdėjom. Bet aš kažkur girdėjau per miglą ir dabar noriu tau užduoti klausimą ir gal tu turėsi atsakymą. Ir nuo čia žmonės atsispirs, kad mes turime tokį dalyką kaip valios raumuo. Ir tas valios raumuo pas gerai įgudusi prokrastinatorių, jis yra visiškai neišlavintas. Ir kai tu per prievartą, kaip tu sakai, pradedi daryti, tipo ryt varlę, ne? Labai greit užkaista smegeninė, tu pervargsti, tu dar greičiau viską meti ir tada dar daugiau praskrolinė, nes tavo tas valios raumuo, jis neturi tamprumo. Tikrai taip. Tai mano klausimas yra, kaip žmogui, dabar, kuris realiai mūsų klaus ir galvoja, jo, aš turiu bėdą, aš pastebiu, kad tikrai produktyvumas kritęs, dažnai galvoja balaganas, darbas eina ir į namus, ir iš namų, ir ten visur, ir ne tik darbas, šeimoje nepadarau, ko reikia, darbe nepadarau, ko reikia, draugams nepadarau, ko reikia. Taip. Ir realiai, o kodėl? Todėl, kad realiai nedarau nieko, ne? Taip. Tai kaip lavinta, pavyzdžiui, valios raumenį, kuris mano galva šitoje vietoje irgi, jis nesakyk, jis turi turėti svarbos. Jo, jisai turi, tai, kad tu kalbi, turi racijos, taip sakykim. Dabar tam, kuris tikrai turi tą valią, sakykim, taip labiau silpną, ne, tokia mažiau treniruota, varlės ryjimo metodas akivaizdu netinka, bet tinka atvirkščias metodas varlės ryjimui. Tai yra susidarius tą patį sąrašą, pradėti nuo darbo, kuris yra pats mažiausias, užtruks padaryti trumpiausiai, lengviausias. Kas tada nutinka, jį padarius, dopamino irgi bus, tik bus gerokai mažiau. Tada išsirinkti kitą darbelį, kuris yra nedidelis. Ir taip tikėtina, kad šiek tiek bus galima tą raumenį užvesti, įdirbti jį ir vis daryti. Jeigu jau visai blogai, kad netgi šitai nepadeda, tada pasijungti kažkokią tai pagalbą, tai yra ką žmonės sako, kad sako, pavyzdžiui, aš esu efektyvesnis dirbdamas kartu su kažkuo. Turėti kolektyvę, žinai, ne dirbti nuotoliu iš namų ar dar kažkaip, bet kolektyvę, komandoj, nežinau, paprašyti, kad kažkas šiek tiek tarsi pastovėtų už nugaros ir pamotyvuotų, daryk ir panašiai, ne? Tai tokį pasijungti tą sinergiją komandiškumo, ne, sakyčiau šitaip.
Nu, tokiem, žinai, ir tai, ką tu sakai, toks irgi labiau toks kraštutinis tas atvejis, ką ten gali tada jau atsirasti ir kažkokių tikrai tų psichologinių problemų, kur aš jau sakiau, kad ten jau procesas labiau kitoks darbo. Bet tų metodų yra ir padeda tas vadinamas kiaušinio laikrodis. Žinai, kur mes užsukam tą laikroduką, kuris tiksi, kiek reikia virti kiaušinį. Ir tarkim, jį užsisukti, kad aš dabar dirbsiu 15-20 minučių, tada... Ten dar kažkaip yra vadinama, nors aš apie šitą skaičiau pomidoro techniką, ar kažkaip ten yra... Jo, visokių turi. Daug tų technikų. Daug tų pavadinimų, daug tų tokių yra, ne, bet, reiškia, užsidėti laikmatį kažkokį, tai kuris sučirkš, ir tada, ką mes darom, vėlgi einam per dopaminą, kad padirbėję ten 20, pavyzdžiui, minučių, bet taip neatsitraukdami, nesiblaškydami, mes turėsim apdovanojimą kažkokį savo. Bet kaip mes, Laurinai, šitame atsidūrėm? Nu, ta prasme, mes sėdim du suaugę vyrai ir kalbam apie tokius dalykus, kurie, nu, šiaip iš šono klausant, tai yra, nu, ta prasme, vaikiški dalykai. Kaip žmonės šitame atsidūrė? Patogus gyvenimas prie to privedė? Tikėtina, aš nežinau, aš galiu taip žmogiškai bandyti šiek tiek galbūt pasiremdama savo žiniomis, čia gal labiausiai pasakytų kokie neuromokslininkai, bet jeigu taip tiesiog pafilosofuoti, aš manau, kad yra toks angliškas terminas tiktoko smegenis. Tai mes tam tikrą prasme išugdėme savyje tiktoko smegenis. Mums sunku, mums žmonijai, ar ne, sunku yra koncentruotis į dalykus, kurie trunka ilgai, kurie yra mažiau įdomus, nes interneto, tiktoko, soctinklų algoritmas yra, ką irgi šiek tiek esam kalbėję, tai yra tiesiog atakuoti smegenis dopamino pliūpsniais, tai reiškia, turi būti įdomu ir turi dirginti kažkokiu būdu. Ir parašyti kokį nors tekstą, elektroninį laišką, kažkokį tai pasiūlymą, kažkokį tai skaičiavimus excelinius ar panašius dalykus, nėra to dopamino ir tos, taip sakykime, tai man bjaurus toks pavadinimas tiktoko smegenis, bet per šią prizmę žiūrint gali būti tie dalykai. Kita vertus, žmonės, kuriuos, pavyzdžiui, aš pažįstu, ten, nežinau, programuotojai kokie nors, tokie, žinai, kurie visą dieną turi, žinai, duomenų analitikai, kurie taip tikrai sulindė į kompiuterį, jiems reikia sekti ten algoritmus, kažkokius rašyti kodus, daryti dalykus ir panašiai. Dažniausiai tai jų telefono garsas yra išjungtas, telefonas yra padėtas ir jie yra nepasiekiami, jie dirba. Ir jie turi labai šitą savyje išlavintą ir jie ten kas porą valandų atsitraukia, žinai, šiek tiek normalios žmogiškos pertraukėlės išgerti vandens, užkasti, tada jie galbūt kažką pasižiūri, kažką atrašo. Bet kaip taisyklė, jie nelenda į soctinklus, turi tokias taisyklės, jie galbūt atskambina į praleistus skambučius arba atrašo į žinutes, bet nelenda į tas pramoginės dalis ir tam, kad nepaleisti to susikoncentravimo dirbti. Ne? Ir tiesą sakant, tai yra treniruojama ir ne taip ir sunkiai, reikia šiek tiek valios ir tokios savidisciplinos. Ir čia žiūrėk, yra žmonių, kurie yra labiau disciplinuoti, yra žmonių, kurie mažiau disciplinuoti. Tai jau vėlgi ateina per patirtis, per auklėjimą, per asmenybinės struktūros dalykus. Ir paprastai tas atidėliojimas yra didesnė problema žmonėm, kurie mažiau disciplinuoti. Kaip tu manai, jeigu būtų buvęs anksčiau tiktokas, ar mes būtumėm turėję, nežinau, Mozarto kūrinius, kitus tokius didelius dalykus, žinai. Nes man tiesą pasakius, žinok, yra kuo toliau, tuo labiau baisu, nes aš suprantu, kad čia mes šitam epizodui linksniuojam, nes taip jau yra tą tiktoką, bet turbūt po jo dar ateis kažkas, kur ten, nežinau, bus iš vis pusės sekundės trukmės vaizdai, arba jau mes jų net nebematysim, bet jie atsidurs smegenyse. Kur mes einam, nieks nežino šiai dienai. Žinai, aš nemanau, kad žmonės nustojo būti mažiau nuostabus su soctinklų atsiradimu. Žmonija vis dar kuria nuostabius dalykus, be galo sudėtingus dalykus. Žmonės vis dar moka skirti, dedikuoti didelę savo gyvenimo dalį kažkokiai idėjai įgyvendinti, ar ne? Ir žmonės vis dar sugeba pastatyti namą, kas užtrunka daug mėnesių arba metų, ar ne? Ar panašiai. Bet tikėtina, kad kadangi mes kalbame apie šią temą,
yra jausmas, kad lyg ir su tuo susidurėme vis daugiau. Ir tada matyt, kad tie žmonės, kurie yra labiau disciplinuoti arba labiau turi subalansuotą reikia ir noriu tą savo suaugusio atsakomybę, jinai mažiau konfliktuoja su vaikišku vėja vaikiškumu, nes abu yra tarsi pasotinti, ar ne, kažkokiu būdu. Tai tie turbūt mažiau turi tų bėdų. Bet aš taip klausydamas ir šiaip per visą tą laiką, ką mes dabar einam, aš suprantu, kad dėja, draugai, bet turbūt nėra kito kelio, kaip tik tiesiog kurį laiką pakentėti, nes bus nemalonu ir norint kuo mažiau atidėliot, kurį laiką reikia tiesiog sąmoningai daugiau kartų pirmenybę duot tam reikia, nei tam vaikui vidiniam. Jo, bet taip gal tas tiesa. Bet, nes o kaip kitaip? Gintai, bet pagalvokim taip ir dar filosofiškai. Visi mes žinome, kad esame mirtingi. Visi mes žinome, kad mūsų gyvenimas yra tam tikram tokiam, limituotas, ne? Man visada šitas patinka, nes aš pažįstu tokių žmonių, kurie šiaip jie gal panašiai ir gyvena, bet kai su tokiu žmogumu ateini iki kažkokio diskusijos taško, jo pasakymas yra labai paprastas. Kam? Vis tiek mirsim. Bet aš ne apie tai. Aš daugiau apie tai, kad mes visi suprantame savo ribotumą laike, ne? Ir gal aš labai ir klystu, bet galbūt aš, tokiu būdu galiu ir žiūrovus pakviesti kažkokiai savo diskusijai. Galbūt ar gali tai būti, kad mes gyvename tokiame laikmetyje, kuriame yra daug transliuojama informacijos apie tai, kad gyvenimas yra tik vienas, kad tu jį turi nugyventi taip, kaip nori. Ir kas nori nugyventi gyvenimą ofise, kas nori nugyventi gyvenimą taisydamas, varvantį vandens čiaupą. Žmonės nori nugyventi gyvenimą kaituodami Zanzibare, keliaudami po pasaulį ir taip toliau. Bet, ir čia stuktelna sudėtinga realybė, kad jeigu tu nori kaituoti Zanzibare, vairuoti prabangų automobilį, skraidyti po pasaulį ir taip toliau, tam reikia pinigų. Jie iš dangaus nenukris, reiškia, ir čia mes susidurėm su tokiu skaudžia realybė, kad tu turi juos uždirbti, tu turi skirti laiko dalykam, kuriem reikia, tam, kad galėtum šiek tiek skirti savo gyvenime laiko tiem vaikiškiem, tiem džiaugsmam. Ir tik mažai daliai žmonių pavyksta taip savo gyvenimu sudėlioti, prekiaujant kriptovaliutomis ar dar kažkuo, kad jie gali visada tai daryti. Ir tada mes tokius žmonės stebim TikTok ir galvojam, Dieve mano, ir atrodo, kad jų yra tiek daug. Ir atrodo, kad, supranti, ir čia vėl mes atsidurėme socialinio muilo burbulo viduje, kuriame, žmogus parodo akimirką savo gyvenimo. O mums atrodo, kad jo visas gyvenimas yra toks. Nes jis turbūt irgi kažkaip pakeičia tą čiaupą, nes turbūt jam irgi jį reikia pakeisti. Kad tai. Jis ar ne jis, bet vis tiek sprendžia tą bėdą, nes kad ir koks tu bebūtum turtuolis, bet savo tūlikė varvantį čiaupą turbūt pamatai pirmasis. Greičiausiai. Galbūt ten kartais tavo aptarnaujantis personalas, ar ne? Teisingai, tu žinok, čia būtų dar galima kalbėti, nes aš manau, kad socialiniai tinklai tikrai prie to prisideda, ypatingai influencerių laikai, ar ne? Ir tikrai yra žmonių, kuriems pavyko, bet vėlgi čia yra, man patinka tam tikros patarlės arba priežodžiai, arba pasakymai, kad kaimyno žolė visada yra žalesnė. Ir, pavyzdžiui, ten mes stebėdami tą patį influencerį, tarkim, ar ne, arba ten žmogų, kuris, tarkim, man labai patinka, kaip žmonės mąsto paprastai. Kaip pavydžiu tiem žmonėm, kurie porelė, čia kažkokie australai ir kažkas, jie tiesiog pasiėmė vaną ir jie iš to gyvena, jie važiuoja, ką ten pafilmuoja YouTube kelią ir aš, kai išgirstu šitą, tokį nuvertinimą, kai kalba žmogus, kuris su tuo visiškai nėra susidūręs, tai toks, man visada norisi pasakyti, tu pabandyk pasimti savo telefoną, nes šiais laikais nereikia nieko. Pasimti telefoną, aš tu duosiu mikrofoną, turiu paskolinsiu, ir tu neišvažiuok su kemperiu metams. Tu
pusės dienos savo kokio nors pažintinio tako apie įmą nufilmuok ir iš to padaryk įdomų video, kurį sužiūrės kažkiek žmonių, va tada mes pasikalbėsime. Ne? Arba, pavyzdžiui, yra kaip gajų, žinai, jeigu stomatologas, tai visi sako, tai ką jis, stomatologas, tokius pinigus semia, supranti. Žinai, aš pamenu, tai tipo, kaip stomatologų tiesiog nueini ir krenta pinigai, nu ne, ta prasme, visur žmonės įdeda žvėriškai darbo, bet kai netu jį darai, tau atrodo, kad ten yra paprasta. Taip, aš pamenu, kai vienas mano pažįstamas dirbęs kurį laiką ofisinį darbą, jis visą gyvenimą domėjosi aviaciją ir jis nutarė, kad, žodžiu, stos į mokyklą ir taps orlaivių pilotų ir tą jisai padarė. Baigė mokymus, žinai, sertifikavosi, dabar berods žinomojo aviakompanijoje dirba. Aš pamenu, kai tai jau buvo senokai ir aš pamenu po kokių 2 metų, kai jis jau pradėjo skraidyti, sakau, nu tai kaip, tu įgyvendinai savo svajonę, čia toks wow, didžiulis posūkis, kaip tu jautiesi. Jis sako, žinai, sako, viskas tikrai nuostabu, faina, tai yra daug smagiau negu dirbti ofise. Bet sako, žinai, sako, galop vis tiek jausmas toks, tarsi būčiau autobuso vairuotojas, tik autobusas skraido. Bet ta įdomioji dalis aviatoriaus, sako, yra va tiek ir tada yra nematoma didžiulė dalis mokymosi, nuolatinio, žinai, egzaminavimuose, dokumentacijos ir tai yra ta dalis, kurią reikia padaryti. Jau vien prieš skrydį, kiek ten visko tu turi užpildyti. Nu, ir ten tu atidėliosi, nepakrastinuosi, tu turi tai daryti tam, kad galėtum pakilti, pilotuoti ir vadinti save, žinai, pilotu ir taip toliau. Ir kiekviena specialybė, kiekviena užduotis mūsų gyvenime, aš manau, kad ji gali iš šono atrodyti kažkaip nuostabiai, bet kai mes žavime žmonėmis, kurie stoja ant apdovanojimų pakilos, gauna medalius už savo pasiekimus sporto laimėjimuose, olimpiada nesenai įvyko, vyksta čempionatai ir taip toliau, mes nematom, kiek daug vargo ir prakaito ir nulis atidėliojimo buvo tame pasiruošime ir matyt, kad ta dalis, kad reikia ir jeigu aš noriu pasiekti, aš turiu aukoti kažką, jinai egzistuoja, niekur nedings gyvenimas, dėja yra toksai, galbūt per TikToko ar Instagramo, žinai, burbulą galima susikurti iliuziją, kad yra kitaip, bet dėja, viskas yra šiek tiek žemiškiau. Klausyk, Laurinai, man atrodo, mes taip labai logiškai atėjome į pabaigą ir mes taip apibendrinant galėtumėm pasakyti tai, ką aš šiandien išgirdau, aš tai bandau sudėti tokį rėmelį, tas rėmas, aišku, jis čia turbūt nėra labai tinkamas, nes tema labai plati. Mes kiekvienas galime atidėliojimo turėti mažiau, tiesiog mažiau atidėliojant, ne? Ir netgi ta prasme, mes labai gerai atėjome iki šitą tašką, man labai patiko, kad mes labai perbėgom keletą kažkokių specialybių arba tokių klišinių žmonių specialybių, kurias aptarinėja žmonės ir sako, nu, tam tai be pigų, jis pilotas, jis tiek uždirba. Bet žinot, kad tas pilotas kartais, pavyzdžiui, jis negauna bazės toje pačioje šalyje ir jis, tarkim, nuolatos gyvena be šeimos ir ten šeima grįžta tik tada, žinai. Tas pats pilotas, aš turiu per dieną daro 4 reisus, ryte labai anksti nuskraidina parskraidina ir vakare nuskraidina parskraidina. Tai yra kasdien, nu ten su išeiginėm, bet nu ta prasme. Kažkas daro ir irgi yra sunku, Ir jūs šiandien paklausę šitą epizodą galite tiesiog neatidėliodami pervesti 10 arba 20 eurų į kitą sąskaitą, nes vis atidėlioja tą daryti, nes galvojat, kas tas 10 eurų. Taip. O įsivaizduokite, jeigu tai būtume darę jau kokių 30 savaičių, ar ne, ten pusę metų arba kažkiek, ten jau būtų suma jūsų šeimos atostogų. Bet jūs atidėliojat, nes, nu, tipo, šiandien nepervesi, rytoj dvigubai, taip ir niekada nepervedot. Kaip ir kažkokių kitų dalykų, atidėliojat užsirašyti sporto klubą, nes galvojat, kad jau, nu ką aš jau čia kažką, žinai. Bet vat pajudėtumėt 1, 2, 3 kartą ir vat tas dopaminas sakytų, gerai, žinai. Čia kaip tas senas anekdotas, kai kalbasi 2 vyrai, vienas iš jų rūkantis, kitas sako, kaip tu gali rūkyti? Nu, sako, va,
Jis taip sako, kiek tu metų rūkai, kiek su rūkais, ten greit paskaičiavo, jis sako, tu žinai, kad jeigu nuo savo rūkimo pradžios iki dabar tavat už kiekvieną cigarečių pakelį tą sumą būtum atsidėjęs, dabar Ferrari turėtum. Jis taip, okei, o sako, tu rūkai? Ne. O kur tavo Ferraris? Ja, šitas girdėtas, bet geras. Nežinau, ta prasme, aš atidėlioju baigti šitą epizodą, tai paklausiu tavęs tiesiog tiesiai. Ar mes kažko dar nepasakėm? Gal tu kažko jauti, kad tu dar nori kažką pridėti ir pasakyti? Jeigu ne, mes turbūt paliksim šį kartą jau mūsų klausytojus patiems pamastyti ir sunku, žinau, kad sunku, esu bandęs ne kartą. Aš noriu pasakyti pabaigai šitaip. Jeigu jūs šitą video, šitą tinklalaidę ir šitą epizodą žiūrite vietoj to, kad dirbtumėte darbą, tai būkit geri, išjunkit, užpauzinkit šitą video, išjunkit langą, padarykite darbus ir tada daug maloniau ir efektyviau pasižiūrėsite mūsų tinklalaidę. Ačiū Dievui, kad tu tai pasakei epizodo pabaigoj. Jeigu dabar jau ir sustabdė, ne kažką ir praras. Tai turbūt šiam kartui tiek ir aš galvoju, kad kartais turbūt reikia atrasti balansą, ne Laurinai, nes kartais patidėlioti irgi reikia. Smagu, tas vaikas būna laimingesnis vidinis, žinai, visa kita, bet jeigu jau tai ima į viršų, turbūt va čia ir yra didžioji problema. Balansas yra visko raktas. Tai balanso jums visame kame, mes su Laurinu jums dėkojam, čia buvo 10. jubiliejinis epizodas, kodėl jie taip daro, jeigu patiko, paspauskit laiką, pasiširinkit, pakomentuokit ir susitinkam kitame epizode. Sigeriausia. Iki.